Tai dar vienas mūsų pokalbis apie santykius, apie šeimą. Kodėl mes čia šitoj vietoj, tu pasirinkai, čia tau kažkodėl labai patiko. Kas čia tau patiko? Nežinau, man patinka nežinau, kas už tų durų yra. Man būtų labai įdomu įlysti, pasižiūrėti. Nežinau, bandžiau ir aš įkišti grašį, renkantis vietas. Tai tau paslaptis patinka. Man sužinoti, kas už tų durų. Jo. Tai šiandien atsiversim smalsiai dar vieną Biblijos istoriją apie dar vieną šeimą. Kaip ir sakėm, ir vėl, oi, kokia. Skylėta. Netobula, skylėta, disfunkcinė, ar ne, kaip ir visos. Čia gera žinia mums visiems. Nėra nei vieno tobulo žmogaus, nei vienos tobulos šeimos. Tai, ką mes matom Facebookuose, Instagramuose, ar nuotraukose, ten yra tiesiog, bloga žinia. Tai ten tik ši akimirka, kuri galbūt labai graži, nežinom, kiek pozuota dėl jos ir kas už kadro liko. Bet gal gerumo aš dar pasakyčiau ir tai, kad Dievas su tokiom šeimom ir lieka, ir būna, ir laimina. Nenurašo, nenuvertina, vis tiek pasitiki ir patiki vis naujus dalykus kartais, ar ne? Didelius dalykus. Netgi mes kalbėjom apie Sarą ir Abromą, jisai duoda jiems naujus vardus. Jie išėjo iš savo gimtinės su vienais vardais, Dievas duoda naujus vardus. Naujas tapatybės? Tai lyg viltis jo, kad Dievas duoda atnaujinimą. Tai nėra taip, žinai, kad tiesiog skylėtos, kapstykitės vieni ten kažkaip. Dievas ateina, laimina, kiek žmogus sugeba priimti, bet Dievas nepalieka, ištikimai juos veda, saugo. Tai kokia pora šiandien? Kuri istorija? Šiandien apie Jokūbą. Jokūbo istorija, taip gavosi, kad pirmos tos kelios šeimos iš Seno testamento, aišku, yra ir iš Naujojo testamento, iš Jėzaus laikų. Bet ir reikia suprasti, kad mus skiria keli tūkstančiai metų. Tai yra daug kultūrinis, tas toksai kultūrinės, galim tai pavadinti praraja, mums nesuprantami tie santykiai. Šiandien kalbėsime apie Jokūbą ir apie 4 jo moteris. 4 žmonas. Na, tai pavadinkime jo. Ir kaip kiekviena mūsų tema turi kažkokį pavadinimą, tai čia galima būtų netgi tokia kova dėl meilės. Tokį pavadinimą galima būtų duoti. Įnirtinga, desperatiška kova. Desperatiška kova. Nes kiekvienas nori būti mylimas, nori būti išskirtinis, nori būti pripažintas, ar ne? Ir Jokūbas ateina iš tokios šeimos. Mes matome, jog apie Jokūbą mes pradame taip kaip ir skaityti, beveik, kai jisai užaugęs, apgauna savo brolį ir bėga iš namų. Bet iš kokių namų jisai bėga? Jis bėga iš namų, kada mama jį mylėjo. Labiau nei jo brolį. O tėvas mylėjo brolį labiau negu jį. Ir matome, kad tas toksai pasidalinimas meilės jo šeimoje matosi, paskui persiduoda į jo vaikus. Nekoks pamatas, ar ne? Ir nekoks pamatas. Matome tą pavildimumą, mes gal nematom savo šeimoje, arba galime kažkiek nujausti arba matyti. Bet mes turim būti labai atsargus kaip tėvai, kad jokių būdų ir nekalbėtumėm, tu kaip tavo tėvas, ar ten, tu grina mama. Arba, mes tai pasidalinę, žinai, aš tai sūnų pasiėmęs, ar ten atvirkščiai, o aš tai dukra. Tu ten mamos vaikelis, ar tu ten atvirkščiai. Čia toks pavojus ir vaikus supriešinti, ką irgi rodo Jokūbo istorija. Ir patiems tėvams, tai šito istorijoje pati mama primoko savo vaiką, kaip apgauti tėtį. Matome disfunkciją dar vieną. Čia gal, kai žmonės sako, aš tai gerai darau, aš visus vaikus myliu vienodai. Aš manau, čia irgi viena iš klaidų, neįmanoma visų vienodai mylėti. Kad gali stengtis vienodai. Aš turiu omeny, kad žmonės, neįmanoma, aš negaliu aš negaliu skirtingų žmonių vienodai mylėti, juos reikia mylėti skirtingai. Negali tiesiog imti ir sakyti, tai aš visiems vienodai, žinai, mergaitėm duodu 5 eurus. Bet ar tu galėtum pasakyti, kurį iš vaikų tu labiau myli? Ne, matai dabar. Tiesiog vienodai stipriai myli. Bet čia tu ir atspindi. Bet ne vienodai. Čia tu ir atspindi tą tokį klaidingą supratimą, kad jeigu skirtingai myliu, tai reiškia vieną labiau, kitą mažiau. Tu mėgsti irgi kalbėti apie skirtingas meilės kalbas, juk tai yra skirtingas mylėjimas. Tai nėra tas pats. Jeigu žmogui reikia apsikabinimo, o kitam reikia gražių žodžių. Bet aš visus vienodai myliu, aš visus apsikabinu, bet poreikis tai kitoks. Tai aš manau, kiti apsikabinti nesijaučia taip mylimi, kaip tas. Arba dovana, kaip skirtingos tos meilės kalbos. Tai matom, kad Jokūbas sąmoningai, greičiausiai nesąmoningai neša tą tradiciją į savo šeimas.
Jisai pabėga, buvo priverstas bėgti iš savo šeimos ir nubėga pas savo mamos giminaičius. Giminaičio vardas yra Labanas. Bet tai dar pasakyk, kodėl jisai turėjo pabėgti iš Aš savo namų. sakiau, kad jisai apgavo savo brolį, brolis labai supyko, jis turėjo pabėgti. Jis apgavo savo brolį, gavo iš tėvo pirmagimio palaiminimą. Jis labai norėjo Iš būti pirmas. mirštančio tėvo, Labai norėjo būti taip. pirmas. Jis labai norėjo būti mylimiausias vaikas. Ir Jo, Dievo pripažintas kas nenori. tikriausiai. Jo, tas, kuris mažiausiai meilės galbūt rodo, to labiausiai pripažinimo ir siekia ir nori. Tai jisai įsimylė savo būsimą žmoną Rachelę. Ir Labanas, tėtis Rachelės, sako, tai tu tarnauk už ją 7 metus ir aš tau... Padirbėk šiek tiek, Padirbėk, ane? nu, ta prasme, jo, užkraitė. Ir jisai 7 metus dirba ir vestuvių dieną Labanas, būdamas toks pat gudrus kaip ir Jokūbas, pergudrauja jį ir pakiša Lėją, vyresnę savo dukrą, nes kaip gali jaunesnė išeiti pirma. Ir naktis buvo tamsu, Jokūbas turbūt buvo sąžiningas ir net bučkio Racheliai nedavė per visus 7 metus, tai turbūt net nežinojo iš arti, kaip jinai atrodo. Ir ryte tik tais pamatė, kad ten yra Lėja, o ne Rachelė. Nu, sunkiai tikėtina, čia ta vieta sunkiai suprantama, bet... Ir tada Labanas sako, tai klausyk, jeigu nori Rachelės, imk ją irgi į žmonas, bet dar 7 metus atidirb. Ir matome, tie tokie verslo sandėriai yra matomi per visą Jokūbo istoriją. Mes neliesime visų tų. Netgi Juozapas, Jokūbo sūnus, buvo parduotas už pinigus, nes vaikai norėjo pasipelnyti. Matom, kiek daug... Ir vėl vaikai ne tai, kad pasipelnyti norėjo, bet norėjo, nekentė savo brolio už tai, kad tėvas jį labiau mylėjo negu juos. Už tai, kad jį mylėjo daugiau. Tai vėl čia ta meilė. Šiandien aš nežinau, tas Jokūbo istorija tokia per daugybę metų ir skirtingų labai aspektų, bet aš gal tiesiog labiausiai dėmesys, kur krenta, į ką kreipiasi, tai į Jokūbo santykį su Lėja ir su Rachelė, arba į jų santykį su vyru, su savo vyru. Žmogaus noras būti mylimo, ne? Taip, Lėja žinojo, kad jinai buvo ištekėjo ne iš meilės. Rachelė žinojo, kad ištekėjo, kad jinai buvo mylima, bet labai įdomiai pasisuko gyvenimas, kad Lėja buvo vaisinga, o Rachelė ne. Ir čia gavosi toksai kaip ir, gerai, tave labiau myli, bet aš daugiau gimdau. Ir tada Rachelė, kas man iš to, kad jis mane myli, aš noriu daugiau gimdyti. Ir pasižiūrėk, kokie vardai, aš pasiėmiau Bibliją specialiai. Vaikams senoviai buvo tokia tradicija duoti vardus, atitinkamus pagal situaciją kažkokius tai, bet kokios vaikams duoda mamos vardus. Lėja, sako, pamatė, kad yra nemylima ir sako, bet Dievas padarė ją vaisingą, jinai tapo neščia, pagimdė sūnų, pirmagimį ir sako, ir jinai taip kalbėjo, matai, reiškia Dievas, pažvelgiai mano kančią, dabar mano vyras tikrai mane mylės. Antras vaikas gimė, Simeonas jo vardas, ir tada Lėja sako, viešpats išgirdo, kad aš nemylima, todėl davė ir šį sūnų. Vėl tas pats. Levis, trečias vaikas, o dabar jau mano vyras prisiriš prie manęs, nes pagimdžiau 3 sūnus. Visų vaikų vardai yra apie moters asmeninę žaizdą, santykių su vyru. Paskui kalbama, kad žmona, ta mylimoji Rachelė, pamatė, kad pralaimi kovą. Jinai pasiūlė savo tarnaitę, mes apie Abraomą kalbėjom, ar ne. Tarnaitė pagimdė sūnų, pavadino Rachelė jį Danu ir sako, Rachelė, Dievas mane apgynė, iš tikrųjų išgirdo mano balsą ir davė man sūnų. Čia vyksta kova realiai. Taip. Tada Rachelės tarnaitė pagimdė dar vieną sūnų Naftalį, o jo vardas buvo Naftalis ir sako, ėjau grumtynių su savo seserimi lemtingose varžybose ir nugalėjau. Vėl kitas vardas. Tada Lėja pamatė, kad jinai nebegimdo taip dažnai, davė savo tarnaitę. Tai čia 4 moteris. Ir pagimdė kitą vaiką ir jo vardas Gadas ir Lėja sako, kokia sėkmė. Tada jos tarnaitė dar vieną tapo neščia ir pagimdė Ašerą, dar vieną sūnų. Ir Lėja sako, kokia aš laiminga, jog visos moteris vadins mane laiminga. Tai yra bandymas, aš ir sakau, pavadinau šiandienos mūsų tokį pokalbį, kova dėl meilės. Bet paskutinio dar nepasakei. Tau labai įdomu. Man atrodo, kiek jos gali, jos sesės,
jos sesės ir jos vat, varžosi su tais vaikais ir galvojo, nu, ar bus galas kur nors. Tada gimė dar vienas vaikas, Lėja pati pagimdė, pavadino jį Isacharu ir sako, Dievas man atlygino už tai, kad daviau savo vyrui tarnaitę. Zabulonas, kitas gimė jai Lėjai sūnus, Dievas davė man rinktinę dovaną. Šį kartą mano vyras atneš man dovanų, nes pagimdžiau jam 6 sūnus. O 7. Tada gimė ir Racheliai sūnus ir jis sako, Dievas nuėmė nuo manęs gėdą. Patiškai tik vienintelis sūnus, Judas, ir čia galbūt toksai pranašiškas, žinai, galima pasakyti, kad iš Judo atėjo ir Jėzus, ir Judo giminė liko, bet viena iš visos likusios Izraelio giminės yra prarastos. Kai Lėja pagimdė Judą, jinai pasakė, šį kartą aš pagarbinsiu viešpatį. Vienintelis vardas kažkoksai tai, bet čia vidury dar vėliau jinai kovos, bet atrodytų, kad vienintelis vardas sūnaus, kuris ne apie ją, nu, kažką apie Dievą, apie kažkokią tai kitą santykį, ne apie ją ir konkurenciją su kita moterimi, su seserimi arba su vyru. Tai ką ta konkurencija, ta kova dėl meilės padarė jų santykiams? Nesimato, kad jos buvo draugės. Jos kovojo. Sesės kovojo. Ką tai padarė jų santykiams su Jokūbu, su vyru? Aš manau, kad Jokūbas buvo varginamas, nes juo buvo naudojamasi, kad laimėt prieš kitą. Tai nieks nenori būti naudojamas, ar ne? Juk tu nenorėtum, kad aš tave veščiau ir sakyčiau, žiūrėkit, kokia mano žmona, kaip aš gerai atrodau. Bet klausyk, bet ir nematom toje istorijoje mes va tokių, kažkokio santykio. Na, mes žinom, kad Jokūbas tikrai mylėjo Rachelę. Nes pasiryžo dėl jos dirbti ir dar pasiryžo dėl jos dirbti. Aš priminsiu dar sykį. Bet kokie paskui buvo jų santykiai? Aš priminsiu dar kartą, kad Biblija yra skupi. Taip. Pasakodama apie, mes kitus kūrinius skaitom, kur ten Saliamonas, vienintelis turbūt apie meilę laisvai dalinasi. Tai nėra tokio, kad jie išėjo vakare pasikalbėti. Taip. Nėra tokių dalykų. Iš nuotrupų tu dėliojasi tą bendrą vaizdą. Ir tai pasakyta, kad kai Jokūbas tarnavo Labanui, sako, jam 7 metai prabėgo kaip 7 dienos. Jisai mylėjo ją. Taip. Ir jam buvo irgi skaudu, kad jisai negali tai moteriai. Ir čia netgi labai svarbus ir momentas, jeigu tu kalbė apie santykius ar ne, skaičių knygos, aš kur minėjau tuos vardus, 30 skyriuje sako, matydama, kad negali pagimdyti Jokūbui, savo mylimam vyrui, ir Rachelė pavydėjo, pavydas, jeigu tau reikia tų santykių, seseriai ir sakė Jokūbui, duok man vaikų arba aš numirsiu. Ir tada Jokūbas sako, argi aš galiu būti Dievas. Bet žiūrėk, jau kelintoji istorijoje Biblijos šeimas, kai žiūrim, vis kalbam, kad kažko šeima neturi ir visa jų kančia, visas nuopolis sukasi apie tai, visas jų gyvenimas sukasi apie tai, ko neturi. Va čia Rachelė turi mylimą vyrą, vyras turi mylimą ją. Ir ją myli. Ir ją myli, yra meilė tarp jų. Viskas galėtų būti gerai, bet duok man, kaip jam duoti, nenulipdysi iš molio. Yra sesuo, kuri gimdo daugiau. Taip, nenulipdysi iš molio ir iš pupos nepasodinsi, žinai, ir paskui vaikelio iš meduolio nenulipdysi, kaip pasakose. Tai kokia tas vyras jautė, kokį stresą, kokią įtampą. Čia, sakyčiau, aišku, galima kalbėti apie daugpatystės problemas. Kai žmonės galvoja, kad daugpatystė, tai smagu bus. Jo, bet nebūtų jai su kuo lygintis, su sesė, kuri turi. Bet mes turėjome poras, kur turėjo Adomas, Ieva, ar ta Sara, gerai, jie turėjo tarnaitės, aš sakau, čia kultūrinis yra atotrukis, tai mes ne viskas mums yra savita ir suprantama. Bet aš čia galbūt netgi linkčiau šitą pokalbį prie to, kada mes iš kito reikalaujame lyg iš Dievo. Arba iš kito reikalaujam to, ko jis negali duoti. Jis negali duoti. Galbūt negali duoti tiek pinigų, bet vyras negali tiek uždirbti, neuždirba tiek, kiek norėtų. Arba netgi norėtų šeima laisviems savo poreikiams patenkinti. Arba net netokie reikšmingi. Pavyzdžiui, įsivaizduok, žmona neromantiška. Kaip pavyzdys. Taip, arba ir vyras. Tu žiūri filmus, kur ten pasipkė perša, nežinau, kur Prancūzijoje, prie Eifelio. Kažkas tokio. Žmonos pasiperša.
vyrai, nu, tu gali matyti tą patį pasipiršimo procesą ir tu gali atsukti savo partnerį, ar tai būtų vyras ar moteris, ir sakyti, kodėl tu netoks. Arba kodėl tu negali man duoti, na, ką mes dažnai girdim iš porų, na, ir aš pati esu tau sakius, tu visą mūsų buvimo kartu laiką mokėsi mane suprasti, aš tau sakydavau, nu, tu sakai, kad mane supranti, bet, nu, duok man tą supratimo jausmą, kad aš pasijausčiau, kad tu mane supranti, žinai, bet tai be galo sunku padaryti. Kaip, jo. Mūsų nieks nemokė nei savo jausmus išreikšti, nei juos pakankamai gerai pažinti, o dar įvardinti, tai dar išmokstame, o kaip iš tikrųjų duoti žmogui tą supratimo jausmą, kad jisai pasijaustų suprastas, ne tik išgirstų, kad tu sakai suprastas. Tai apie tą tokį emocinį irgi santykį, na, kartais poros reikalauja nuo to, ko nemoka žmonės vieni kitiem duoti. Mes vis pabrėžia, kad yra gerai, kad Biblijoje tos poros yra, kalbam apie jų disfunkcijas, apie jų skylės, ar ne? Bet kito partnerio, savo ar vyro ar moters mes skylių netoleruojam. Labai sunku toleruoti. Jisai turi būti tobulas. Gerai, mes gal nesakom, mes galime sakyti taip, žinai, žodžiais. Aš suprantu, kad tu netobulas, bet vis tiek duok. Nu, tai čia Rachelė ir sako, duok arba aš mirsiu. Jinai nesako, duok arba aš tave, žinai, ten. Aš mirsiu, man taip yra blogai. Aš mirsiu, jeigu tu mane duosi. Kokia tai našta užkeliama. Tu man duosi, tu padarysi viską. Jeigu tu mane myli, tu man duosi. O ką daryti, jeigu, ir tu negali, aš, pavyzdžiui, ne Dievą, ar ne? Aš suprantu, kad yra visą laiką erdvės, kur tobulėti ir stengtis. Ir reikia stengtis tarpusavio santykiuose. Bet gali būti juk taip, kad tiesiog mes ir kalbėjome ne kartą apie tai, kad mes mokomės tikrai pakankamai lėtai. Išmokstam tam tikras pamokas, suprantam suvokimus kažkokius, o dar juos įgyveninti savo gyvenimą iš tikrųjų netaip ir sekasi greitai viską padaryti. Tai įsivaizduok, kad gyventi mes kalbėjom apie Abraomą laukime, ar ne, kaip yra sunku, bet tuo pačiu, kaip yra sunku, žinai, tu norėtum būti svarbus, reikšmingas ir kad kitas žmogus tave tokiu padarytų, jisai ne Dievas, jis negali to padaryti. Bet čia žiūrėk, vaikai gimsta ir gimsta gausa tokia vaikų. Ir varžybos per vaikus. Jokūbas, manau, buvo patenkintas. Bet žiūrėk, jeigu nebūtų to troškimo ir varžymosi vaikų skaičiumi, tiek ir vaikų nebūtų gimę. Dievas išveda viską į gerą. Nebūtų tiek pasiūlyta, ne 2 tarnaitės čia jau pasiūlytos šitoje istorijoje. Vis daugėja. 2 žmonos, dar 2 tarnaitės pasiūlytos. Vaikų vis daugėja. Kiekvienas vaikas nori būti irgi mylimas. Kas tarp vaikų atsitinka? Vaikai šitie auga tokioje aplinkoje, kur moteris varžosi dėl meilės. Ir apkalba vieną kitą. Ir lyginasi nuolat. Ir dalinasi nepasitenkinimu. Dalinasi nepasitenkinimu, priekaištais. Čia geras pavyzdys. Šita šeima yra geras pavyzdys, jeigu norite pamatyti, kur link veda kritika, kur link veda varžymasis su kitais, dėl pasirodymų geresniais. Tai prašom, tai niekur neišeina, tai lieka šeimoje. Ir svarbiausia, nieks nepasijuto gerai. Lėja, kuri gimdo, iš jos pokalbių su Dievu ir vardu vaiką matom kaip tuščia tapatybė. Gal pasijunta gerai tik tą akimirką. Ir gal jau dabar mane vyras atsigręš į mane. Jau aš jį pririšiu su tokia viltim, bet tai yra toks desperatiškas šauksmas. Rachelė tuo metu verkė, aš mirsiu, aš neturiu, žinai, vaikų. Tada jinai pagimdo, jinai laiminga, ta liūdė. Tada tie vaikai, žiūrėk, tie vaikai tai tiesiog irgi auga troškime būti mylimiems ir pripažintiems, o ką jie mato, kad galiausiai gimsta brolis Jokūbui, sūnus iš mylimos moters ir tas tėvas kaip pamišęs, žodžiu, myli tik tą vaiką. Arba tiesiog nesugeba visiems kitiem parodyti deramo dėmesio ir deramos meilės. Ir to šeimos tragedija atsitinka, tai broliai susivienėja prieš Juozapą, jį parduoda į vergystę. Ir Juozapas, galima tai pasakyti savotiškai, aišku, neinant į tą istoriją toliau, kada Juozapas parduodamas į vergystę, paskui broliai su juo susitinka, supranta, Juozapas lyg ir sulaužo tą ratą
priežasčių, pasiekmių, kaltinimų, kritikos, jisai priema brolius, nebandydamas keršyti jiems už visus tuos dalykus. Jo. Bet grįžtant prie tos tokios galbūt temos, kurią šita istorija apie Jokūbą ir jo šeimą nagrinėja, tai aš manau, kad galima uždėti akcentą ant to, kad mes turime mokytis meilę dalintis, o ne dėl jos kovotis. Mes turime mokytis meilę rodyti, o ne dėl jos kovoti. Aš suprantu, kai tavo šaltinis tuščias, jeigu šeimoje dar kokioje esi augęs, kur tau nerodė tos meilės, tos šilumos, aš suprantu, kad tu užaugi su begaliniu alkiu, kuris niekada nebus patenkintas. Bet čia mes ir dar vienas tas motyvas, be to, kad visos šeimos yra skylėtos, kad visos šeimos yra ne tik vyras ir moteris, bet ir Dievas. Dar kitas motyvas yra tai, kad mes tą savivertę arba tą tapatybę naują atrandame Dieve. Ir manau, kad mes be Dievo dėl meilės galime kovoti. Su Dievu mes galime ją dalintis. Ir nenoriu sakyti, aišku, kad tos poros, kurios netiki, jų visą laiką santykiai yra disfunkciniai, bet Dievas rodo tą geriausią kelią, kuriuo mes turėtume eiti. Ir manau, kad Dievas gali perrašyti tą neteisingą programą į tokią, kad tau dėl meilės nereikia kovoti, tu ją gali dalintis. Bet šitoje istorijoje Jokūbas kovoja ir su Dievu. Čia ne tik moteris kovoja dėl meilės Jokūbo, Jokūbas kovoja tuos ten 14 metų dėl Rachelės, Jokūbas kovoja, kaip apgauti su savo mama, daro planą, kaip apgauti tą tėvą, negauti pirgimystę, bet jis ir su Dievu kovoja. Taip, jo vardas yra apgavikas, tas kovotojas, ir jis gauna naują vardą - Izraelis. Visose, ypatingai patriarchai, gauna tuos naujus vardus kaip naujos tapatybės. Jo. Bet sako, jisai kovoja su Dievu ir nugalėjo. Tai aišku, čia kitas epizodas galbūt tiesiogiai nesusijęs su jo santykiais su šeima, bet visi kovoja savo kovas. Gerai, tai grįžkim prie to, tai kaip nekovoti dėl meilės, o ją dalintis. Grįžkim į Jokūbo vaikystę. Jokūbo tėtis su juo nesidalino meilę. Tai jeigu mes ateinam į šeimą, kažko negavę jau, neišmokę meilę dalintis. Mes, įsivaizduok, kuriam šeimą, jau, gerai, sakykim, ten 20, dabar vis vėlėja tas laikas, kai kuriam šeimas, bet, sakykim, 20 kelis metus tu esi įpratęs kovoti dėl meilės, jeigu ją gaut. Mokykloje, atsimenu, save pirmoji klasiai, mane mama įprašė, kad priimtų į klasę mokytoją, aš buvau 41 ar koks ten 45 vaikas, įsivaizduok, 6 metai, visi jau ten 7 mečiai, mažiausia, aš ten nuolat turėjau kovoti dėl tos mokytojos dėmesio. Nuolat, keldavau ranką ir viskam sakydavau, aš galiu, nors nebūtinai galėdavau, žinai. Aš kažkaip turėjau gauti tą mokytojos meilę ir pripažinimą. Tai ir taip per gyvenimą, tai dabar, žiūrėk, mūsų vaikai irgi pasakoja, kaip visokių dalykų iš savo mokyklų. Tiesiog tuose santykiuose, kur mes esam kaip vaikai su suaugusiais, mes norim gauti pripažinimą, įvertinimą, kad esam matomi, mylimi, kad esam svarbus ar ne. Tai jeigu aš visą gyvenimą kovojau, kad gaučiau meilę, kaip man dabar staiga ateinu į šeimą ir jau pradedu duoti, jeigu aš nemoku to? Jo, niekaip. Niekaip. Aš manau, kad čia yra du gyvenimo pagrindai, 2 gyvenimo filosofijos, 2 pasaulėžiūros. Aš gaunu, apie Abraomą kalbėjom, ar ne, kada tu gauni. Sulauki ir Dievas tau duoda. Atėjus metai. Tai vienas yra pačiam pasimti, taip buvo sugundyta ir Ieva, skink tą vaisių ir būk panašus į Dievą. Tai vienas yra aš pats pasiemu, kitas aš laukiam. Aš suprantu, kad daug yra mitų su kiekvienu iš tų susiję. Tai ką, tai nieko nebedaryti, namuose miegoti, malkomis kūrentis, žinai, tualetas lauke, tai nieko nebedaryti.
Ne, nu reikia daryti. Tada nueini kitą kažinumą. Tai reikia daryti, Dievas tik tais tada padės, jeigu tu darai. Nu, vat tiesa visą laiką yra kažkur tai per vidurį ir tiesa dažniausiai yra siauras kelias tiesiai per širdies vidurį, kuris eina. Tai aš čia sakyčiau, žinai, tai yra mokymasis, tai ką tu mokai, jeigu priimant tai, kad santuoka yra gili draugystė, tai tu jos mokaisi. Tau reikia jos mokytis. Aš suprantu, kad Jokūbas neturėjo psichologų pagalbos, knygų neskaitė, žinai, podcastų nežiūrėjo, jam augimo galimybės, nu, jisai matė šeimą, bet tuo metu ir Dievas kalbėjo su jais asmeniškai, turėjo kitokį santykį ir su Dievu. Tai aš galbūt, jeigu taip kalbant, pasiemant ir tą mūsų patirtį, kurią mes turime dabar, psichologijos, tarpusavio santykių nagrinėjančių žmonių patirtį, galima būtų pabandyti paieškoti, o kaip galėtum, kaip kurti santykį nekovojant dėl meilės, kaip kurti santykį... Nekovojant dėl savo tiesos, dėl savo teisumo, dėl savo viršenybės. Jo, neieškant įrodymų pastoviai, įrodinėjant. Labai sunku tose santykiuose, kada žmogui, pavyzdžiui, reikia vis įrodymų, pavyzdžiui, jeigu tu reikalautum vis įrodymų. Nu, va, žinai, o dabar matau, kad tu mane myli. Dabar jau matau, tai tu įsivaizduoji, vėl atėjau ten kažką netaip, jau nebematau, kaip tu mane myli. Ir ta kova, tai mūsų vargina. Kas iš mūsų einam į santykius, kad kovot? Mes į santykius juk einam, kad ilsėtis. Ir vat tie santykiai yra paverčiami kova. Tai galbūt vienas principas, kurį būtų galima, nežinau, arba viena iš minčių, iš idėjų, tai yra tai, kad mes turime, jeigu jaučiame, kad pavyzdžiui, jeigu tu jautiesi santykiuose mažiau mylimas, tai vienas yra dalykas tiesiog pasidomėti vienas kitu, galbūt tiesiog įvyko atšalimas, o nebūtinai atmetimas. Tiesiog atitolom, laikui bėgant kažkas, tai nėra specialiai, kad aš esu kažkaip tai atmetamas, išmetamas iš santykių ir dabar man reikia kovoti dėl jų. Gal tiesiog įvyko atšalimas ir tu gali pradėti pokalbį taip, kad, žinai, kažkaip jaučiu, kad mes kažkaip atitolom, kaip norėčiau, gal einam pasivaikščiot, užsisukom šitam rate kasdienybės. O nebūtinai kalbėti, tai tu niekada neskiri meilės. Nepakvieti mane niekur. Anksčiau tai tu, žinai, kalbėdavai iki 3 valandos, kalbėdavom, dabar jau ką, ne? Nebeturim. Tai jo, aš sakyčiau, kad pasidomėti vienas kito vidiniu gyvenimu ir šiek tiek pabūti atviru ir ne iš karto nenuspręsti, kad kitas žmogus jau mane atmetė, mažiau myli, o gal tiesiog įvyko ir jisai su tuo pačiu gyvena, atšalo, gal šiek tiek, kaip sakai, darbai. Neįpiršti tų blogų ketinimų, kurių nebuvo. Bet aš tave pertraukiau. Ne, viskas gerai. Bet aš manau, kad labai svarbu prisiminti tuos mažus, paprastus, teisingus dalykus, juos daryti. Ir, galim prisiminti ir tas tikrai meilės kalbas. Mes dabar jau žinome, kad kiekvienas žmogus gali turėti kitokį būdą, kaip pasijausti mylimas. Štai mes turim Lėją ir turim Timotiejų, ir Timotiejus jaučiasi mylimas, kai jie apsikabinėjus. Ir pats visą laiką grįžęs iš mokyklos apsikabina. Kažkada aš Zoom'u ten su kažkuo kalbėjausi, su drauge, su pažįstama, ir man sako, kiek Timotiejui metų? Nes jis grįžo iš mokyklos ir priėjo taip mane apsikabinti, labas mama, sakau 14, sako, ir jis, tai va, prieina apsikabinti, sakau, jis taip pasiima meilės ir duoda man. Tai, aš atradau dar vieną jo meilės kalbą. Maistas. Maistas irgi, taip, aš naudojuosi tą, man malonu gaminti jam ir atnešti ir ten pasakyti, kad čia mano meilės kalba. Bet, pavyzdžiui, mūsų dukra, jinai, taip, aš prieinu ją apsikabinti, jinai stovi nuleidus rankas. Tai žinau, kad čia aš pasiimu, bet čia neduodu aš jai meilės. O kokia jos meilės kalba? Nes jos meilės kalba laikas kartu, pokalbiai, pasakojimai apie ją, kažkas malonaus girdėti, tai dovanos irgi. Tai smulkmenėlės kažkokios staigmenos ir paslaugos. Tai labai svarbu suprasti, pažinti, ar ne, ar tai yra malonų žodžiai, kurie galbūt visiems patinka, laikas kartu, paslaugos, staigmenos, bet tai yra įmanoma tik tada, jeigu tu domiesi to žmogumi, tu žinai ir tu eini į tą ryšį su žmogumi.
Tai aš galvoju dar vienas, jeigu kalbant apie tą artumą ir santykius, labai svarbu, žinai, pasidalinti savo poreikio, o ne kaltinimu. Ar ne? Nes iš tikrųjų, kitas žmogus galbūt negali atliepti arba nepataiko į tavo meilės kalbą. Bet kaip baisu, suprantina, žmonės kartais ir sako, aš dalinuosi, bet jis manęs negirdi arba ji negirdi. Bet galbūt girdi, galbūt negali tik tai dar atliepti į tą poreikį. Nemoka. Aš nežinau, tiek mes... Bet ar nėra taip, kad mes esam linkę iškart primesti tos blogus ketinimus, kad nenori, tyčia nedaro, nemyli. Čia jau įrodymas, kad nemyli mane. Jo, gali būti, žinai, jeigu moteris pasako, va, žiūrėk, kaip kiti vyrai, kodėl tu taip nedarai. Tai tu pasakai poreikį, man reikia, kad tu, bet tu palygini, tu nurašai, reiškia, tu menkesnis. Tai niekas nenori, kaip ir sakėm, niekas nenori į santykius kovoti ir dar būt žeminamas ir lyginamas. Ir moteris to paties nenori, ir vyras lygiai, mes norime į santykius ateiti, taip kaip Adomas kalbėjo, štai kūnas iš mano kūno, kraujas iš mano kraujo, viską mes paliksim ir tapsim vieną. O jeigu mes dar įkišam visas giminės ir kokie važiek ten rodė, arba tu koksai... Visą Instagramą dar. Jo, tada čia yra problema, tada labai sunku išgirsti, jeigu tai ateina kaip kaltinimas. Jeigu, žinai, aš sakyčiau, kodėl tu nesusitvarkai šitų namų. Nu tai taip, aš noriu tvarkingų namų, bet ateinu su kaltinimu. Kodėl tu? O nesakyti, žiūrėk, kaip faina grįžti namo, mes juk dabar taip ir darom. Prieš išvažiuodami kažkur susitvarkom viską. Nes yra smagu grįžti tvarkingus namus. Aš nežinau, kaip mes priėjom prie šito sprendimo, bet, tu pradedi kalbėti apie poreikį. Kaip faina būtų grįžti į namus, kai indai suplauti. Klausyk, aš suplaunu indus, tu gali tą. Ir galima, ir tai išsispręst gali akimirką visą tą problemą, vietoj to, kad sakyti, žinai, kodėl tu niekada išvažiuodamas nesuplauni indų. Nu gerai, galbūt vyras iš didelės meilės išgirs. Gerai, pradėkim nuo savęs, aš siūlau, ar ne? Nes šitoje istorijoje nieks negalėjo Rachelės padaryti laimingą. Tik jinai pati mažiau keldama savo ir Jokūbui lūkesčių. Nieks negalėjo Lėjos padaryti laimingos, tik jinai pati, nustojus galvoti apie ir nustojus kovoti dėl meilės. Tai man atrodo, kad labai svarbu kiekvienam iš mūsų ten, kur mes esam. Jeigu aš esu mama, aš esu žmona, dalintis meilę, o ne dėl jos kovoti. Tai visai kitoks santykis, žinai. Ar aš kovoju ir žiūriu, kiek čia gavau arba negavau. Įsitempęs toks esi. Ar aš tiesiog duodu, ar ne? Tada, bet kur kitur, kur aš esu, čia tokia atsakomybė mums irgi didžiulė. Nes aš, pavyzdžiui, dirbu su vaikais, jaunimu, ar ne? Tai kaip svarbu, kad visi tie 25, kuriuos aš sutiksiu, ar tie 10, kad kiekvienas kažką gautų, ar ne? Ne 2, ne 1, ne 3, o kiti pamiršti, bet visi. Tai didžiulė mums atsakomybė tiesiog ten, kur mes esam, pabandyti, padaryti taip, kad žmonėm nereikėtų kovoti dėl mūsų dėmesio, dėl mūsų meilės. Bet jie gali ir kovoti. Bet tai daug ką pasakys apie juos. Supranti, bet jeigu mes pradėsim duoti, gal jie mažiau kovos. Aš suprantu, kad tai yra kaip šokis, kad nuo būdų yra. Bet, pavyzdžiui, juk ir mes nekartą minim ir sakom, labai mėgstam sakyti, kad kiekvienas atsakingas už savo jausmus, ar ne? Taip. Tu negali būti garantuotas, kaip kitas sureaguos. Jisai sureaguos per savo vertėją, arba ten pasijaus vienaip ar kitaip. Ir aišku, tada jisai, arba hipotetinis asmuo, privers tave kaltu jaustis, kaip Rachelė privertė Jokūbą. Tai tu man nedavė. Jo, tu man neduodi. Kaip suprasti, aš tau neduodu. Aš bandau viską, kas yra įmanoma, o vis tiek lieku kaltas. Tai jo. Bet šito irgi ir patiems išmokti, ir vaikus išmokyti. Aš esu pats atsakingas už savo jausmus. Jo. Taip, aš galiu pasakyti, kad vienas, kai tu man padarai arbatos į tą puodelį, kurį aš mėgstu, aš jaučiuosi labiau mylima, negu tu šiaip padarai man arbatos į bet kokį puodelį. Bet jeigu jis ir tada tu žinai, kad kai tu padarai į tą puodelį, aš labiau mylima jaučiuosi, aš dėl to tą sakau. Pamiršta?
Nieko tokio, nu. Nekaltini, taip tu ir manęs klausai, Ne. toks tu ir mylintis. Juk to pasakymo esmė nėra sumanipuliuoti, kad tu visą laiką tą podelį darytum. O yra bet tiesiog, esmė? kad tu išgirstum, kaip aš jaučiuosi, kai tu padarai į tą podelį. Ir Ir kaip tu padarai. norėtum, tu iškomunikuoji savo tą norą, ne? Tai čia tas irgi porose dažnai žmonės laidoja, ar ne, tuos poreikius, nu, vat kaip jie jaučiasi, laidoja, kol galų gale tai įsiveržia arba panika, arba pagieža, arba dar baisiais kitais dalykais. Tai aš manau, kad nereikia to laidoti, o reikia tiesiog pabandyti tai kažkaip taisyti. Nu, kaip tu sakai, žiūrėk. Čia podelis, tai podelis, bet, tarpusavio santykiuose mes galime turėti daug poreikių. Pavyzdžiui, man patinka, kai mašinoje švaru, išsineši savo daiktus. Tai galima bandyti kažkaip tai, juk būna, kad mes pratrūkstam, ar ne, ir net netinkamai vietai, bet tai niekas nesako, kad meilė reikia tik dalintis, nereikia kalbėti, reikia ir kalbėti. Ir aišku, jeigu santykiai disfunkciniai, žmogus nieko nesikeičia ir tik tai kančia ir skausmas, gal tokius santykius ir reikia palikti, bet mes šiandien ne apie tai. Mes kalbam apie tai, kada žmonės bando, kabinasi ir jiems pavyksta ir sekasi. Tai mes sakom, kad didžiulė vertybė yra nekovoti, bet duoti meilę. Vadinasi, mes ateinam prie to, kad... Ne dėl meilės kovoti, o ją dalintis. Ne dėl meilės kovoti, o ją dalintis. Tam, kad galėtum dalintis, turi žinoti iš savo santykio su kitu žmogum, tą pobūdį, pakankamai, sugebėti save iš šalies pamatyti, ar ne. Ir žinoti savo žaizdas, jeigu yra ten kažkokių vaikystės žaizdų, spręsti tas problemas, eiti, konsultuotis asmeniškai ir nekaltinti kitų. Ir čia yra procesas augimo toks, tau patinka, ar ne tas žodis procesas, čia yra procesas. Ir dar kas labai svarbu ir vėl, pabaigai gal ir vėl dėkingumas už tai, ką jau turi. Negyventi tik prie to savo skylės, tik prie bedugnės. Juk aplink bedugnė yra dar visas pasaulis. Jo, įsivaizduok, jeigu Lėjos vaikai užaugę ir jinai bamba savo vaikams, kokia jinai nelaiminga, o vaikai čia sėdi, jie rūpinasi. Nes per mažai jai vaikų davė ir jos sesė per daug prigimdė. Jo. Tai aš galvoju dar apie tą pataisimą santykių, kaip Biblijoje tik tais problematika tokia aprašyta ir žmonių kova, jų bandymas eiti, kai kurios temos nevystomos. Ir aš manau, kad, kai kurie dalykai gal ir neišsispręs. Tiesiog. Aš galbūt visą laiką liksiu koks. Ką tu eteriui gali pasakyti? Tu visą laiką norėsi būti teisingas. Gerai. Bus taip šiandien. Geras žmogus. Baigsim laidą šitaip. Visą laiką norėsi būti geras žmogus, o aš... Tu norėsi. Žinai, ką tu pasakei? Tu pasakei apie mane tai, kas tau svarbu. Nes tu nori būti teisi. Teisi? Bet aš nesakiau, kad tu teisus. Tu sakai, kad aš noriu visą laiką... Teisingas. Teisingai pasielgti. Tau labai svarbu, kad tu būtum priėmęs teisingą sprendimą. O tu visą laiką norėsi būti reikšminga ir svarbi. Taip. Sutinku. Bet matai, tas dalykas jis niekur nedings. Tik tais mes turime galvoti... Trupučiuką jį galim taip, kaip sušvelninti. Kaip mes jį išreikšim, kaip mes jį parodysim ir ar mes suprantam, kad tai yra problema. Galima pasijuokti net iš savęs. Galima sakyti, noriu būti reikšmingas. Ir tą savo reikšmingumą galima, taip, Ir mes nežinom, iš kur toks tas žaizda, galbūt čia gali būti žaizda kažkokia, nebūtinai, gal ir ne žaizda. Charakterio bruožas. Gal charakterio, jo, bet... Galbūt asmenybės tipas, ar ne? Bet manau, kad jeigu man sakytų, kokį patarimą duotum Jokūbai su Rachelė, su viskuo, aš sakyčiau, gal prieš mylėdamiesi tiesiog pabūkit draugais, padraugaukit. Aš grįžtu prie tos minties, kad pirmiausia būkite draugai, o paskui meilužiai. Nes daug žmonių tiesiog nueina į tuos ir paskui, jis manęs nemyli, o jūs draugai esat. Ar draugai esat? O ką reiškia būti draugu? Domėtis viens kitų, puoselėti draugystę, kalbėtis, mokymasis būti atviru, mokymasis atspindėti, mokymasis išgirsti. Tai yra daugybė dalykų. Dabar tiek vėl temų palėtė, nes aš vėl man iš karto aidas, kai aš kalbu... Klausyk, tai čia anonsas kitoms laidoms. Tai aš tik atliepsiu tą domėtis viens kitų. Mūsų bendravimo įgūdžiai tokie kartais būna menki, bet ir mūsų tokie būna. Aš ne apie kitus, aš ir apie mus kalbuosi. Lygiai taip pat. Tai kad visai neseniai man su dukra, mūsų vyriausia, turėjau pokalbį apie tai
jinai sako, tu mama, vat kišiesi, tu čia nori mane kontroliuoti, aš sakau, aš šitais klausimais domiuosi tavim. Tu čia domiesi. Nu jo, Jinai tai jau čia, galvoja, čia kad- jos kažkokia Taip, nu tai čia vat mūsų, Jo, tai va. jo. Tai kartais va tas domėtis viens kitu, va irgi va žmogus gali pagalvoti, ką tu čia darai ar ne. Tai Na. visai gerai va pasakyti, kad aš čia nebandau kontroliuoti, nebandau tau nieko įpiš, aš tiesiog domiuosi tavim. Bet kartais domėjimas, pavyzdžiui, aš kartais domiuosi kaip policininkas iš narkotikų priekeivio. Kur buvai, ką darai? Čia mano, tai kaip tardymas. Ne, bet tu toksai. supranti, kaip gali būti, jeigu aš niekada nesu domėjęs Nu, taip, žmogum, taip, aš net suprantu, nežinau, ką gali tai keistai reiškia. atrodyt. Įvedu į ChatGPT, klausyk, kaip man domėti žmogum, kokiais klausimais. Iš pradžių gali atrodyti gana dirbtino, paskui išmoksim natūraliai. Tai aš manau, kad Rachelės, bet čia galima pasakyti, Rachelės ir Lėjos, nu, vat, labai ryškiai matosi tas savivertės klausimas, ar ne? Asmeninės savivertės, kaip man dalintis meilę savęs neprarandant savęs, ar ne? Santykių savivertėje, kaip vat, savivertė santykiuose, kaip megzti tą brandų ryšį. Ir manau, ta, nu, iš savivertės dvasinė pusė, tai Dievas tave myli, tu pakankama, tu pakankamas. Tai manau, kad čia savivertės klausimas pats iš savęs yra sudėtingas, kompleksinis ir, žinai, gilus. Tai, manau, mes matome, vat, kaip tas sužeista savivertė, kaip tas kova už tai, kad aš būčiau svarbus, reikšmingas, kaip išsiliejo Jokūbo šeimoje netinkamai. Bet Dievas ir juos vedė, mokė, mylėjo, rūpinosi jais. Tai ką aš pasiemu, galbūt, kad meilė reikia mokytis dalintis, ne dėl jos kovoti, o dalintis gali tik tais, kada pats esi patenkintas. O patenkinti pirmiausia savo širdį galis nuo Dievės, santykėje su Dievu. Ir tada Dievas kviečia, eik, mylėk mano aveles, eik, ganyk mano aveles, rūpinkis kitais žmonėmis. Labai liūdna man, kad Rachelė ir Lėja neteko savo seserystės. Tos gražios bendrystės, seserystės Per tai, dovanos ne? per tą kovą. Tikrai. Besivaržydamos dėl meilės, bekentėdamos ties tą tuštumą emocinę, Tik tą ją skylę, ko jie matydami, jo. neturėjo, o neteko irgi labai gražaus dalyko. Nu, tikėkime, kad Biblija daug ko nepasakoja ir jos atrado. Atrado ir tą seserystę, ir tą santykį. Bet kai Tai kurios... mes būkime atsargus, Mes ar ne? būkim. Draugystė, seserystė, brolystė. Tokia pamoka, kurią galima būtų pasimokyti. Ačiū Jums, kad pažiūrėjot mūsų pokalbį iki galo. Tikiuosi, Jums buvo naudingas ir dabar turim Jums prašymą. Contribui platformoje jūs galite prisidėti prie šitos laidos kūrimo. Galite susirasti paskyrą Mindaugas Pikūnas, Kristina leido man ją naudoti ir taip jūs galite pasirinkti prenumeratos lygį ir prisidėti prie šių laidų kūrimo. Ir mes jau iš anksto dėkojame tiems, kurie tai daro ir kurie darysite. Ačiū. Dėkui.